Šiame vaizdo įraše analizuosime stringančią raketų gamybą Rusijoje. Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą Rusija buvo priversta iš naujo pergalvoti savo raketų gamybos liniją, siekdama sumažinti priklausomybę nuo vakarų sankcionuotų detalių. Tačiau bandymas visiškai pereiti prie vietinių komponentų smarkiai atsisuko prieš pačią Rusiją, šalis tapo dar labiau priklausoma nuo užsienio dalių nei anksčiau. Rusijos raketų pramonės bazė buvo priklausoma nuo užsienio komponentų dar iki Sovietų sąjungos žlugimo, o ši priklausomybė tik augo, kai prasidėjo lenktynės dėl aukšto tikslumo ginklų 2000-aisiais. Taikos metu ši priklausomybė buvo valdoma, nes vakarų komponentai laisvai keliavo įprastais tiekimo kanalais, o Rusijos įmonės galėjo tyliai juos integruoti. Padėtis palaipsniui pasikeitė karo metu, kai vakarų komponentų aptikimas Rusijos raketų liekanose, naudotose prieš Ukrainą, paskatino vakarų vyriausybės sutrikdyti šį tiekimą. Metų metus Rusija savo raketų arsenalą pristatė kaip nacionalinės galios simbolį. Tačiau, nors Rusija vis dar galėjo surinkti korpusus ir variklius, raketų smegenys priklausė nuo importuotų mikroschemų. Iš tiesų, tyrimai dėl numuštų kalibr ir CH-101 raketų nuolat atskleisdavo vakarų mikroschemas jų valdymo blokuose ir taikinių ieškikliuose. Tai nebuvo menkos detalės, jos buvo atsakingos už navigaciją, taikinio atpažinimą ir skrydžio korekcijas, o tai yra esminiai elementai, kad raketa būtų efektyvi. Net ir ankstesnių sankcijų metu Rusijos įmonės toliau gaudavo šias dalis per tarpininkus, nes nė vienas vietinis analogas neprilygo jų našumui. Karui tęsiantis ir sankcijoms griežtėjant, Rusija dar labiau stengiasi pereiti prie vietinių raketų komponentų, tai pristatydama kaip patriotinį siekį atkurti Rusijos technologinę nepriklausomybę. Tam buvo nurodyta tyrimų institutams spartinti plėtrą, o karinės technikos kūrėjai buvo spaudžiami perdaryti raketų sistemas pagal rusiškus komponentus. Dėmesys atvirkštiniai inžinerijai tapo ypač ryškus, nes Rusijos analitikai teigia, kad suprasti vakarų sistemas ir jas atkartoti jau nebėra pasirinkimas, o strateginė būtinybė. Idėja buvo tokia: jei Rusija galėtų nukopijuoti anksčiau pirktus užsienio komponentus, ji galėtų atnaujinti gamybą, išvengti būsimų trikdžių ir atkurti savo raketų pramonę pagal savo taisykles. Tačiau šios pastangos žlugo, nes Rusijos pramonės bazė nesugebėjo pasiekti tokios kokybės, kokią turėjo importuoti komponentai. Iš tiesų, Rusijai trūksta pažangių puslaidininkių gamyklų, o jos elektronikos sektorius susiduria su pasenusios įrangos problema, be to, trūksta kvalifikuotų darbuotojų, kurie pabėgo iš šalies. Inžinierių, bandžiusių kalibr ir K-101 raketas su rusiškomis taikinių ieškiklių plokštėmis, ataskaitose buvo pastebėtas tikslumo sumažėjimas. Kadangi raketos vis dažniau nepataikydavo į taikinius, Rusija bandė kompensuoti tai, darydama skrydžio trajektorijas sudėtingesnės Ukrainos oro gynybai ir keisdama kovines galvutes, kad padidintų pataikymo tikimybę. Pavyzdžiui, kasetinių kovinių galvučių įvedimas rodė, kad inžinieriai bandė kompensuoti sumažėjusi vietinės gamybos modelių tikslumą išplėsdami žalos plotą. Vis dėlto šie sprendimai neišsprendė pagrindinės problemos, vietinė elektronika tiesiog neveikia taip gerai, kaip užsienio originalai. Iki 2026 metų pradžios Kremlius iš esmės buvo atsisakęs visiško savarankiškumo idėjos. Ukrainiečių atlikta numuštų kalibr raketų analizė parodė, kad taikinių ieškiklių plokštėse vėl dominuoja užsienio elektronika, skaičiuojama, kad importuotų komponentų dalis siekia 80–90%. Šie duomenys patvirtino, kad Rusija grįžo prie tos pačios priklausomybės, nuo kurios bandė pabėgti, ir dabar remiasi sankcijas apeinančiomis tiekimo grandinėmis, kad išlaikytų savo raketų programą. Tačiau toks sprendimas ne tik brangus ir nepatikimas, bet ir nesuteikia galimybės gauti tokios pačios kokybės užsienio komponentų, kokie buvo prieinami iki karo. Apskritai, Rusijos pastangos atkurti savo raketų pramonę pagal savo sąlygas atskleidžia jos technologinės bazės ribotumą. Nors Rusija gali surinkti raketas, ji negali pagaminti aukštos kokybės elektronikos, kuri užtikrina jų efektyvumą šiuolaikinėme kare, todėl Maskva vėl priversta remtis šešėlinėmis užsienio tiekimo grandinėmis, prie kurių prieiga vis labiau ribojama didėjant izoliacijai. Ši priklausomybė sukuria ilgalaikius pažeidžiamumus, kurių Rusija negali visiškai išspręsti greitais karo laikotarpio prisitaikymais, nes tam reikia specializuotos technologinės bazės, kurios sukūrimui reikia laiko. Nuolatiniai izoliacijai tęsiantis ir nesant rusiškos alternatyvos, raketų gamyba Rusijai taps tik dar sudėtingesnė.